Sveikas, Vudė, aš esu kino projekto Nebairis korespondentas Algis iš internetinės televizijos TVB. Labas. Čia pas mus sklido gandas, kad iškrėsi balandžio 1 paukštą ir neatvažiuosi, bet tu atvykai, tai tikras šaunuolis. Nu jo, tai jau būčiau neatvažiavęs jau. Bet ne, iš tikrųjų, niekada tokių paukštų nedarau. Pas mūsų miestelis neišimtis ir čia visos mergaitės vos tai pamačius galvoja, kad jau pagaliau atėjo tas princas ant baltojo žirgo. Nu tai gerai. Jo, norėtume tą patį klausti, kaip tu jautiesi taip greitai išgarsėjęs? Gerai, jaučiuosi. Gerai, jo, kaip kitaip gali jausti. Aišku. O čia va to kino projekto kelias į žvaigždės, ta prasme, visas tas startas, tai kaip tavo kylančios karjeros pradžia, ar čia tik tai pradžia ir pabaiga viename, kaip tu manai? Čia pradžia, dar tik tai startas. Dar tik prasideda. Nu, dar va mes čia, dar labai daug kur reikia dirbti ir augti. Aišku. O girdėjom, išleisi jau to į naują albumą, gal gali šiek tiek trumpai bent apie jį papasakot, kas ten bus jame? Bus daug dainų, naujų gražių. Daug dainų. Taip, šiandien yra balandžio 1, tai mes tos paukštų dienos progą gal galėtume porą skutesnių klausimų paklausti. Žinoma, jeigu nenori, gali nesakyti, jeigu neįsisuksi. Na gerai, davai. Tai va, ar spėjai šiandien ką nors apgauti? Vat, kad ne, tikrai net nespėjau, neturėjau kada. Nespėjai, ta prasme. Mino tik su gimtadieniu pasveikinau labai. Aišku. O tai norėtume paklausti, o šiandien, ta prasme, dainuosi gyvai ar bandysi pataikyti fonogramą? Gyvai? Visada gyvai dainuoju. Aišku, šaunuolis. O šitą mes girdėjom šitą, ta prasme, ką tu manai apie mūsų projekto apsirengimo stilių, kaip Nebairis, mūsų stilistą, prašytume įvertinti? Šukuosena įspūdingas, sakyčiau. Prasme, 10-balį sistemą, kiek duotumėt, nes mums čia kažkas davė 1, 2? Tokius, manau, galbūt 8. 8, o tai jau čia labai daug įvertinimus. O šitą, ta prasme, kokie tavo santykiai su Andriumi? Šitą sutinka tavo išgertą, šiaip ką? Nu, dabar jau kokį mėnesį laiko aš jau jo nemačiau, nes net nieko negirdėjau apie jį, nežinau. Aišku, tai ta prasme, šiandien Svogūnas susitiksite visi kelios žvaigždės, tarkim? Ne visi. Ne visi. Aišku, o šitą, kokias dainas planuojate šiandien padainuoti mūsų publikai? Visas. Visas, bet dar keletą naujų iš albumo ir visas tą žinoma. Aišku. Norėtume tas paklausti, ar jau pamiršai tą mergaitę, dėl kurios, ta prasme, sukūrė šitos rusiškos grupės Akula dainos Jau Bėgų lietuvišką versiją Pabėgau. Kaip sakei, pamiršau klausimą. Ta mergaitė, kuri ten pabėgo į Angliją, tai mes galvom gal, ta prasme, rusiška grupė, žinai, Akula, kur dainuoja ten Jau Bėgų. Ta daina, tai lietuvišką versiją, kaip sakant, sukūrė Pabėgau. Nu, jo. Taip. O tai ta prasme, nepamiršo ten visi meilės reikalai, jau užsimiršau? Nu, jau užsimiršau, jau pasilaidojo. Ta prasme, mūsų mergaitėms dar čia yra šansų, ta prasme, iš minios pastebėsi. Manau, kad yra. Aišku, nu tai tada žiūrėsime, koks čia būrys pas tave bus prie durų kopies. Autografų benduosi kam nors? Nu, stengsimės, jeigu laiko turėsime. Aišku. Nu tai tada mes žinome, kad tau Svogūnai šitie visi ir tu labai skubitat, jau tavęs nekalbinsim, tad mes pakalbinom Budį, žymų artistą, kuris atvažiavo Raudondvaryje, žiauriai didesnį miestelį už jų 100. Nu, žiauriai. Ačiū labai.